Sveiki, šiandien tokia apsiniaukusi diena, lietinga, vėjuota ir aš kažkaip norėjau pašnekėti vandens tema, dėl to, kad tuo pačiu reikės ir visus augalus savo daugiamečius palieti. Na ir tai labai siejasi su tuo, nuo ko viskas prasidėjo. Tai mano kelionė su augalais. Tokia labiau gilesnė ir profesionalesnė. Ta profesinė pusė. Kodėl tokie klausimai gali kilti, kodėl būtent skinamų gėlių auginimas ir bonetika, tai yra prekės ženklų vystymo namai, kodėl organizacijose kuriamas ryšys su gamta, kodėl visos šitos temos. Ir visa tai kaip ir, taip galima pasakyti, kaip ir ieškome kažkur visatoje gyvybės, tai ieškome vandens. Taip ir mano šita kelionė prasidėjo su vandeniu, būtent per augalus ir vandenį. Tai iš tikrųjų turėjau pradžioje nedaug sukulentų ir kaktusų, kuriuos labai prižiūrėdavau ir kas savaitę maždaug taip darydavau jiems dušą. Tai kiekvieną augalą tikrai labai stipriai prižiūrėdavau, nešdavau į dušą arba į kriauklę ir kad tas vanduo prabėgtų, neužsistovėtų, kas iš tikrųjų ir reikėtų taip ir būtent sukulentus ir kaktusus laistyti, nes jie mėgsta gausų ir tokį gausų lietų ir vieną kartą, o nestovėti tam vandenį ir ten atrankinėti kažkokius lapelius nukritusius ar sudžiūvusius. Tai va, per tą tokį rūpinimąsi aš pastebėjau, kad man labai pavyksta savo mintim kažkaip tom tokiom sustovėjusio mintim jom tiesiog kažkur dingti ir pastebėjau tą terapinį poveikį, kad man iš tikrųjų tas savaitinis toks ritualas labai labai teigiamai veikia ir aš to pačiu artėju prie tų augalų ir kažkokį ryšį užmezgu. Lyg tai, jie man būtų tokia, nežinau, kažkoks toksai ryšys darėsi. Ir tuo momentu aš dar neturėjau žinių apie visą tai, apie mokslą tą, apie profesionalią pusę, bet labai stipriai pradėjau pajutusi tą pozityvų efektą tokį staigiai, kad čia yra kažkas. Čia iš tikrųjų nėra vien tik tai pats darbas, bet yra ir kažkas daugiau, nes man tai padeda geriau jaustis tuo momentu, kai man to reikėjo. Ir taip ir buvo, kad iš tikrųjų
viena iš tų sričių, į kurią nuėjau, tai buvo gamtos terapija. Ir aš prieš dar mokindamasi gamtos terapijos kursą, kuris truko 1 metus, aš dar metus laiko ieškojau, nes jo dar nebuvo Lietuvoje. Tai aš tiesiog mokinausi iš knygų, iš tą, ką internete atrasdavau apie augalus. Ir mane labai domindavo tavo tema, kaip ir šnekėjau prieš tai apie augalų intelektą, kaip čia viskas vyksta, ką jie jaučia, ar jie kažkokie skirtingi negu mes gyvūnai. Ir artėjau prie tos temos terapijų skirtingų, kad visgi jos egzistuoja ir tiesiog vis daugiau įkritau tą temą ir būtent kaip siejasi ta mano pirmas vandens tas liejimas augalų su tolesniu mokslu. Iš tikrųjų ir šitu tuo, ką dabar darau Vonetika katalogas, tai to, kad viena iš terapijos formų, gamtos ekoterapijos formų yra horticultural, tai yra sodininkystės terapija. Tai tuo pačiu ir yra ir ryšys su gamta, ta tematika. Tai viena iš jų, tai viena, ką norėčiau ir papasakoti, tai yra apie ryšį su gamta. Tai visų pirma, su tais augalais, juos prižiūrėdami, prie jų priartėdami, tai ar tai būtų kambariniai augalai, ar tai būtų lauke kažkokie augantis, mes prisirišame, mes daugiau suprantame apie gamtą kaip žmonės ir taip galime pajusti išnaudoti visas juslės, mažiau bijome galbūt kažkokių, nes mes pradedame stebėti vabzdžius, mes jų mažiau bijome, daugiau didiname auginame tą ryšį ir taip ir mūsų visas tas ryšys auga, jis stiprėja ir mes daugiau rūpinamės gamta, ko pasekoje mums labiau rūpi ir tokios temos kaip tvarumas, kaip atsinaujinantis uždari ryšiai versle, circular ekonomika ir kaip ir po to aš sušnekėjusi tokios temos kaip ir atsinaujinantis, tas toksai nesibaigiantis panaudojimas, pernaudojimas medžiagų arba tam tikrų procesų, kurie nekenkia ir taip sugyvenimas su ta gamta. Tai tokia būtų pradžia, bet vienas iš tų ryšio su gamta terapijos formų tai ir yra sodininkystės ta terapija. Tai kuo jinai ypatinga tam, kad viskas vyksta, dažniausiai šiaip yra įkuriama klinikose arba kažkokiose reabilitacijos įstaigose. Nežinau, ar pas mus Lietuvoje tokių yra labai, bet šiaip atsirado šita forma jau vidury kažkur 19 amžiaus, daugiausia tiem, kurie turi kažkokių psichologinių problemų, tai mental disorders. Ir iš tikrųjų dabar jau išsivystė į tokius kaip ir pavyzdžiui
priklausomybės ar demencijos turinčios arba kažkokios potrauminius turinčius žmonės su negale, va, tokius, kuriem padeda iš tikrųjų šita terapija, tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek socialiai ir psichologiškai stiprėti. Dėl to vienas dalykų, kad per tą sodininkystę, per sėjimą, per liejimą, per priežiūrą, prie auginimą, dažniausiai visiems pasiseka kažką užauginti. Tai toksai jausmas, kaip tu kažką pasiekei, tu įvykdei užduotį ir augalas niekada tavęs kažkaip nevertins, nebus to judging angliškai ir tas išlaisvina dauguma žmonių ir patiriama tokios emocijos irgi, kurios atsispindi po to gyvenime, kaip ir viltis, kaip ir kažkoks laukimas, gali būti ir netgi vat ir atsiskyrimas, nes galbūt ne visi daigai kažkaip išgyvena. Tai aš irgi tą būtent tam laukelyje pajaučiau labai praktikuodama, augindama kitus daržovės, augalus ir to pačiu gėles, žoleles, kad tas procesas vyksta, tos emocijos yra išgyvendinamos ir iš tikrųjų jos persikelia į gyvenimą ir sustiprina tave kaip žmogų, kaip individą. Na tai yra profesionaliai aišku taikoma šitos praktikos, bet tuom ir mane sužavėjo ir tuom ir jungia šitie dalykai, būtent fonetika. Ir gali kilti klausimas, kaip čia viskas siejasi kartu. Tai iš tikrųjų yra taip. Dabar aš šitą temą kaip tik rašau straipsnį fonetika žurnalui ir šiuo metu yra gan naudinga ir yra gerai ir verta prekės ženklams apmąstyti tokį dalyką. Tai mes iš tikrųjų dažnai žiūrime prekės ženklą ir matome jį kaip kažkuom labai neeksperimentuojantį, bet daugiau tokį kaip aišku vienetą, kuris turi savo stilių, turi savo emociją, turi savo klientą, turi kažkokią žinutę, lokaciją galbūt, na ir taip toliau. Tačiau dabar pasaulis kuo toliau, jeigu pastebėsite, tampa toksai truputį vis susimaišantis, vis persipinantis ir jau buvo greitas, bet dabar itin greitas tampa. Ir šitos taisyklės prekės ženklams truputį pradeda nelabai gerai galioti ir ypač tuo momentu yra tai svarbu, kuriant prekės ženklą, ką mes ir su fonetika darome. Tai turime tam tikras tokias, kaip sakant, žurnalo pratybas, pagal kurias vykdome sesijas ir jų metu išsiaiškinam tokius svarbius prekės ženklų teiginius ir nusistatymus ir stilių, vizualiką,
strateginį įvaizdį, pagal kurį kaip ir viskas toliau juda. Bet tame momente to pačiu yra ir toksai neužrakinimo momentas, bet labiau gairės. Ir mes taip ir vadiname. Todėl, kad ta knyga, tos gairės šiuo momentu yra labai toks pavadinimas brand fluidity, aš sakyčiau, arba dynamic, tas fluidity kaip vanduo, toksai takumas, tamprumas, kažkoks, kuris gali truputį taip kaip vanduo apgaubti tam tikras vietas ir užpildyti dinamiškai kažkaip, ir taip į prekės ženklą reikėtų žiūrėti. Ir kuom čia viską ir bandau pasakyti, kad tarkim, mes Bonetika labai stipriai turime stuburą ir viską siejame per būtent gamtą, per natūrą, per tą prizmę. Ir viskas, kas aplinkui, kaip vanduo aplieja, apsuka, apgaubia. Tuo pačiu tai yra ir prekės ženklų strategija, tuo pačiu ir rašome žurnalą, tuo pačiu ir auginsime gėles skinamas ir tieksime, kam jau mum nusistatysime yra geriausia. Tai truputėlį žiūrėti į tai kaip į tą vienetą, kuris yra toksai lankstus, bet turi savo stuburą, turi savo vietą. Tai ir aiškiai žino tas ribas, kurių neperžengs, ir taip, kaip sakant, kaip vanduo toliau ten, kaip fontanas įsilies ir judės. Tai tomis kryptimis. Tai būtent apie šitą ir rašysiu ir tikiuosi tuo metu, kai jau šitas video išeis, galėsit paskaityti tą straipsnį Bonetika žurnale ir aš čia jį galėsiu kažkur priklijuoti jums ir matysite ir įdėsiu nuorodas. Tai būtent tokiu principu ir norėjau papasakoti, kodėl būtent taip tokia atsirado sritis, tokia kryptis Bonetika ir mūsų šitas projektas, ir tą pačiu pasidalinti tą vandens tematiką. Iš tikrųjų labai dažnai terapijoje ir aplamai gamtos terapijoje ar ekoterapijoje kitaip pamirštama šitas elementas, tiek ir ryšyje su gamta, connection with nature. Jis yra vadinamas mėlynuoju elementu. Vyrauja dar ir kiti baltieji, pilkieji elementai, kurie tiek sniegas, tiek akmuo atspindi ir yra mažiau tyrinėti, bet kai pasižiūrime, tai yra labai svarbus elementas ir gamtos terapijoje dažnai naudojamas, labai mums svarbus, nes žmogus irgi sudarytas iš didžiausio tūrio vandens yra, tai tiesiog labai yra man irgi labai smagu pasidalinti. Ir turbūt šitą video
dar parodysiu, kaip aš čia savo tą gėlyną visą naminį, uždarą gėlyną augalų, kuriuos auginu ne vienus metus, laistau. Ir ši savaitė bus tokia, nes kažkaip norisi dabar truputį sulėtėti ir po to jau kibti į darbus turbūt lauke. Dar po kelių savaičių bus balandžio galas ir manau, kad prasidės šiltnamyje visokie ypatumai ir ruošimasis laukui. Tai va, po truputį taip judėsim ir nežinau, man labai įdomu, ar aš vis dar išlaikysiu būtent šitus video kas savaitę, ar kažkas keisis su darbo krūviu ir tuo pačiu tai, ką turiu parodyti, nes šiuo metu labai išsiplečiu ir labai abstrakčiai šneku, bet tuo pačiu man reikalauja mažesnio pasiruošimo, o galbūt sutrumpinus laiką ir labai abstrakčiai viena kažkokia tema pašnekėję, galėtume atrasti dar daug daugiau smulkiai įsigilinę į tos dalykus, apie kuriuos aš ir žinau ir reprezentuoju kaip Bonetika įkūrėja. Taip, tai dėkui ir susitiksime kitą kartą.